aiškesnio projekcijos vaizdo rekomenduojame kuo toliau atsitraukti nuo arkikatedros pastato. Taip pat labai prašome pasirodymo metu neišleisti su lazeriniais leidiniais. Linkime malonių įspūdžių. Ačiū. Kartą seniai, nors neseniai, gyveno elnias devyniaragis ir turėjo jis draugą, kalėdų senį, kuris neturėjo nei vieno rago, užtat turėjo 9 galybės dovanų. Einu. Jau. Na ką, pasiruošęs? Gerai. Gaudyk. Ir apa. Nukrito. Palauk, mažumėlę. Pailsau. Tuoj, tik atsigavinsiu. Na va. Apa. Keliauk su vėju! Aš skrendu! Laimingai! Atmink, ką sakiau. Nuskridęs Vilniun sutiksi mano draugę, burtininkę
tokią gulbę. Duok jai dovanų trispalvę kaklaskarę, tik žiūrėk, kad neapsuktų galvos, nes nukrisi. Nesijaudik, nenukrisiu. Ir nusklendė elnias link Lietuvos. Pirmiausia pamatė Kuršių neriją. Iki! Sklendė virš girių, ežerų ir miestų, kol pasiekė Kryžių kalną. Skrido, 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 skrido ir staiga. Staiga išvydo Trakų pilies mūrus. Ir nutarė nutūpt ant debesies pailsėti. O kurgi gulbė? Ei, gulbė! Gulbė! Šaukei mane? Turiu tau dovaną. Aš irgi turiu tau dovaną, gaudyk. Kas čia? Man svaigsta galva. Ir nukrito elnias devyniaragis netoli Gedimino pilies, kurį pastebėjo sargybinis. O, kas čia toks? Elnias devyniaragis. Neblogas. Įsikepsiu pusryčiams. Neblogas. Geri bus pusryčiai. Čiupo ant kupros, nusinešė į pilį ir užrakino rūsyje. Ir tada tarsi viesulas atlėkė gulbė, pajutusi, kad elnias pateko į bėdą. Kur jis? Kur elnias? Kur devyniaragis? Štai višta. Kaip tu mane pavadinai? Štai aš sakau. Tada gulbė pasivertė gražuolę princese ir leidusi ieškoti
Elnio devyniaragio. Tuo metu dūsavo užrakintas pilies rūsiuose. Kodėl nepaklausiau kalėdų senio? Dabar vaikai liks be dovanų. Kodėl? Kur tu? Devyniaragi, kur tu? Aš užrakintas anglas. Neverk, tuo tave išvaduosiu. Staiga princesė pamatė miegantį karaliūną, kurio kišenėje kyšojo kalėjimo raktas. Atiduok raktą! Imk. Ir staiga karaliūnas pavirto gulbinu su aukso karūna ant galvos. Kur tu? Tuoj ateinu. Gulbe! Kur tu? Tuoj tave atsakysiu. Bėga iš čia. Reikia pastovėti. Visi laukia dovanų. Lekiam! O tuo metu visas Vilniaus miestas laukė dovanų. Ypač du kišiai. Įdomu, atskris šiemet Elnės devyniaragis su dovanom, ar neatskris? Turėtų atskristi. O gal jis jau buvo pas mus namie ir dovanas paliko? Na tai tada lekiame namo. Ahai! Kiek čia dovanų? Aha, ką mes čia turim? Oho! Na? O kokia didelė! Tuoj mes čia pamatysiu kas čia. Tuoj mes pamatysim kas čia. Taigi, Bena. Tu mano geriausia dovana! Tu mano geriausia dovana. Tu? Ne, tu. Oi. Ko norėtum dovanų? Norėčiau morkos. Morkytės. Surasiu tau morką! Ap! Hapa! Oi! Ap! Aha, štai ir aš. Jau matau. Ak! Tau jas vis tiek nereikia. Duok morką man. Mano morka. Čia tau. Ačiū, tu pats geriausias. Neverk, štai. Obuoliukas.
švęsti tikras kalėdas ir tikrą buvimą kartu jums linki kava Paulik. Gerų švenčių linki TV3 televizija. Šiltų švenčių linki Delfi. Dažniau šypsotis ir sergėti vieniems kitus linki Vilniaus miesto savivaldybė. Juk Vilnius